Bažnyčiai duotas vienas labai aiškus pavedimas. Dievas Tėvas pasiuntė savo sūnų Jėzų Kristų į šį pasaulį. Jis gimė iš mergelės, vaikščiojo tarp žmonių ir atskleidė tikrąją Dievo Tėvo prigimtį. Kristus nuėjo ant kryžiaus ir paaukojo savo gyvybę, kad žmogui būtų atleistos jo nuodėmės ir jis susitaikytų su Dievu. Tikėdami viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios galia, gauname nuodėmių atleidimą ir išgelbėjimą. Tai ir yra Evangelija, vienintelė žinia, kurią galime pasiūlyti pasauliui. Visa kita - krikštas, mokinystė, aukojimas - tai yra Evangelijos tąsa. Dažnai netikintys atstumia Jėzų ne dėl Biblijos mokymo, bet dėl mūsų elgesio. Pirmiausia, esame atsakingi už tai, jog netikintiems darytume teigiamą įtaką ir vestume juos prie Jėzaus Kristaus, kad ir jie pažintų jį kaip savo gelbėtoją. Išmintingai elkitės su svetimaisiais, išnaudokite laiką. Mūsų elgesys turi būti nepeiktinas. Išmintingai elgtis reiškia teisingai vertinti aplinkybės ir tinkamai jas reaguoti. Kol žmogus nepriima Jėzaus Kristaus kaip savo gelbėtojo ir negimsta iš aukšto, jo dvasinės akys lieka užmerktos. Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus 7 eilutėje skaitome, kad Jėzus pasakė: Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukšto. Išgelbėtas žmogus tampa naujų kūrinių Kristuje Jėzuje. Tuomet jo dvasinės akys atsiveria ir jis geba įvykius ar situacijas matyti taip, kaip juos mato Dievas. Priimkime juos tokius, kokie jie yra, tačiau nepritarkime jų nuodėmingam gyvenimo būdui ir jo neteisinkime. Ir be abejo, patys taip nesielkime. Turėtume nuolat turėti galvoje, jog netikintis nėra Dievo karalystėje. Jie nėra Kristaus kūne, kuris sudaro bažnyčią ir negyvena Dievo malonėje. Jie vaikšto tamsoje ir yra klitiesai. Netikintieji yra pražuvę, atskirti nuo Dievo ir elgiasi kūniškai. Kai šios žmonės priimsime tokius, kokie jie yra, kai žinosime, kur jie yra ir prisiminsime, kodėl jie ten, tuomet galėsime jiems patarnauti ir liūdysime, kaip Dievas pakeitė mūsų gyvenimą. Turime valdytis ir atsakingiau žiūrėti į tai, ką kalbame. Mes sprendžiame, ar joks piktas žodis neišeis iš mūsų lūpų. Tai nebūna jokių aštrių, geliančių, pilnų kartėlio, pagiežos, priešiškumo, pažeminančių, nuvertinančių, nešiojančių paskalas, brolžudiškų, grėsmingų, kritikuojančių kalbų. Apaštalas Paulius laiške Kolosiečiams rašo: Jūsų kalba visuomet tebūna maloni ir druska pasūdyta, kad žinotumėte, kaip kiekvienam atsakyti. Čia jis nesako, kad kalba būtų suri, aštri, gelianti ar deginanti. Ne, ji turi būti pasūdyta. Druska pagardina, konservuoja ir gydo, tačiau negalima persūdyti. Tik tuomet, kai esame nupirkti Jėzaus krauju, kai mums atleistos nuodėmės, kai esame išvaduoti iš nuodėmės valdžios ir atlygio už ją, kai esame gimę iš aukšto ir esame nauji kūriniai Kristuje, tik tuomet galime šlovinti ir aukštinti visatos Dievą. Antraip tai tik tušti žodžiai. Galbūt paklausite, o kaip išsigelbėti, kaip tapti Dievo vaiku? Išpažinkite Dievui savo nuodėmes ir paprašykite jo atleidimo. Tikėkite, kad Jėzus mirdamas Golgotoje sumokėjo visą jūsų skolą. Ateikite pas Dievą nepasižadėdamas būti geresnis ar daryti gerus darbus ir gerai elgtis, bet remdamasis Kristaus mirtimi Golgotoje.
Paprašykite jūs išgelbėti ir paveskite jam savo gyvenimą. Biblijoje sakoma, kad tą pačią akimirką Dievas atleis jums jūsų nuodėmes. Šventoji dvasia ateis į jūsų gyvenimą ir per amžius užanspauduos jūs Dievo vaiku. Mielas bičiuli, tuomet visą gyvenimą šlovinsite ir girsite Dievą dėl to, kad esate išgelbėti ir per amžius sujungti su Dievu.